Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Sekmadienio vakarą Lietuvos moksleivių krepšinio lygos 1993 metais gimusių jaunių vaikinų Pildik finalinėme ketverte buvo galima išvysti ne tik legendinį šalies krepšininką Šarūną Marčiulionį, jaunimo rinktinės strategą Darių Dikčių, bet ir perspektyvių jaunuolių ieškojusius Lietuvos grandų Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos Ryto vadovus. Žinomi krepšinio pasaulio veikėjai atidžiai stebėjo talentingiausius Pildik čempionato žaidėjus, kurie jau netrukus gali papildyti savo amžiaus rinktinės sudėtį, o už kelių metų apsivilkti ir profesionalios komandos marškinėlius. Varžybų kulminacija tapusiame Pildik finale ginklų surėmė Egidijaus Ženevičiaus vadovaujama Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija Electrolux pirmoji ekipa ir Genadijaus Glikmono treniruojami Plungės krepšininkai. Nepaisant to, kad žemaičiai parodė tvirtą charakterį ir jiems būdingą užsispyrimą, tačiau nervingame mače 72-61 triumfavo Marčiulioniukai. Vilniečiai po susitikimo neslėpė džiaugsmo kol kas vienu svarbiausių titulų savo gyvenime ir didžiuodamasi čempionų vardu buvo apdovanoti aukso medaliais bei Pildik ir Manijos dovanomis. Reiškia labai daug. Tai svajonė, tikslas, kuris buvo einamas ypač mūsų komandai sudėtinga buvo, nes tai yra, aš neatsimenu tiksliai, mes pirmam čempionate pirmam iššūkį laimėjom ir dabar praktiškai 5 metai finale suklubdavom. Visą sezoną gerai lošdami, finalą suklubdavom ir šitas buvo labai psichologiškai mums reikalingas dalykas ir tikrai visi svajojame ir komanda ir aš tą dalyką pasiekti ir yra fantastika, tikrai džiaugiamės. Kovėmės, kiek galėjom. Aš galvoju, kad ką čia menkit rajonus. Jei ne rajonai, tai ir ta Marčiulionio komanda niekam tikusi būtų ir Sabonio ir kitų komandų. Tai šlovė rajonam, kad gaunamės kaip lygų su lygiais. O jei sąžiningai, tai kitą metą mes būsim pirmi. Svariausiai prie pergalės prisidėjo Edgaras Zinevičius, kuris įmetęs 14 taškų ir po krepšiu sugriebęs 12 kamuolių buvo naudingiausias finalo žaidėjas. Aišku, kad tikėjomės visą sezoną, dėl to stengiamės, dirbom, negailėdami jėgų savaitgalių, negailėdami ir panašiai. Sakau, namuose vyko, tai mums čia papildomas stimulas buvo, kad laimėti šitą finalą. Priešininkų stovykloje 23 taškus Plungės ekipai surinkęs Mantas Mockevičius nebuvo nusivylęs. Mes esame mažesnis, daug mažesnis miestelis nei Vilnius. Tiesiog reikia džiaugtis, manau, tai yra retas atvejis, kai kaimo komanda žaidžia finale ir kovoja kaip lygus su lygiais, su miesto komanda, ypač sostinės akademija, mes tik sporto mokykla. Mažajame finale kovojo traumų išretinta Arvydo Sabonio KM Levis komanda ir Vaknašiaus KM Klaipėdos Energijos ekipa. Rungtynėse dėl trečiosios vietos klaipėdiečiai tik paskutinėmis susitikimo sekundėmis 59-57 palaužė 8 laikinosios sostinės žaidėjus, kurie reguliariajame sezone užėmė antrąją vietą. Buvo įpratus laimėti, tik tai laimėti. Moksleivių lygos, sakau, čempionai ir kada pralaimėtas, tarkim, pusfinalis, man atrodo, labai tokiam amžiui yra sunku susikaupti, netgi, tarkim, bet kurį varžovą esam įveikę, dabar mūsų įveikę. Nieko baisaus, dar yra laiko. Uostamiesčio komandai 16 taškų pelnęs Jonas Piktužis tvirtino, kad trečioji vieta yra geras rezultatas. Taip, po vakarykščio pralaimėjimo prieš Plungę buvome labai tokie blogai nusiteikę, manėm, kad reikia laimėti vis dėlto trečią vietą. Pirmieji mūsų medaliai, taigi labai džiaugiamės to. Tiesa, labiausiai Pildik finalinis ketvirtas apkarto Saboniukų lyderiui Tauriui Jogėlai, kuris pusfinalyje patyrė peties traumą ir gali praleisti Vokietijoje vyksiantį jaunių pasaulio čempionatą. Moksleivių krepšinio lygos 1993 metais gimusių jaunių čempionate Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija nugalėtojų taurę kėlė po 5 metų pertraukos. Lietuvos moksleivių krepšinio lygą remia Karūna. Tave palaiko Pildik.